Mokykloje jaučiasi viskas, kas vyksta aplinkui. Apie ką šnekame per televizorių, apie ką šnekasi šeimos susirinkusios vakare prie stalo, kai sunku ir kai gera. Mokykloje jaučiasi įsipareigojimai, kurių galima nevykdyti, taisyklės, kurias galima kartais sulaužyti. Galiausiai mes daug deklaruojame apie rūpinimąsi kitais. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bei Ukmergės Dūkstynos pagrindinės mokyklos bendruomenės įsitikinusios, jog rūpinimasis kitais naudinga ir įdomi veikla, todėl besirinkdamos projekto temą nedvėjojo šią savanorystės idėją ir pradėjo veikti. Ir mūsų idėja gimė tada, kai atkreipėm dėmesį į tos žmonės, kurie paprastai būna tokie kaip ir izoliuoti ir iš tiesų jiems tikrai būna liūdna. Reabilitacijos centrai, ligoninės čia yra tokia atstumta vieta, taip lyg kažkokia, nežinau, visiškai atskirta visuomenės dalis, kur nueini, pabūni, trumpam išnyksti iš savo gyvenimo, grįžti ir toliau gyveni. Tai mes nenorim, kad ta reabilitacija būtų toks tarpas, toks vakuumas, iš kurio ten nieko gero ir tiesiog pabūni. Ukmergės Dūkstynos pagrindinės mokyklos projektas kvietė žemesniųjų klasių mokinius į užsiėmimus, kuriuose jie bendravo su vyresniaisiais mokiniais, žaidė draugiškumą skatinančius žaidimus bei aptarė bene svarbiausią problemą mokinių tarpe – patyčias. Sakom, kad mes esam vyresnieji jų draugai ir kad su jais bendraujam, kad susitinkam koridoriuose ar mokykloje ir net susigalvojam savo šūkį, tą tokį žaibą pasisveikinimo. Juk ne kiekvienas vaikas gali pasigirti, kad turi vyresnį draugą. Kartų bendravimas – opi tema mūsų visuomenėje. Į egzistuojančią problemą sureagavę Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai bei Utenos kolegijos studentai bando atsakyti į klausimus. Kodėl svarbu bendrauti su vyresnėja karta, keistis patirtimi bei prisiminti istoriją. Senesnė karta yra daug draugiškesnė. Yra daug šiltesni žmonės, jie nėra tokie susikaustę, manau, kaip dabartiniai. Jie yra daug atviresni negu mes. Patirtimi dalinti su vyresnėja karta nusprendė ir Utenos kolegijos studentai. Laužom mitus apie senjorus, iš esmės taip. Ir bandome sukurti gerą aurą tarp jaunimo ir senjorų. Kalbant apie senjorus, tai turbūt vieni būtų labai aktyvūs, kiti senjorai tarsi užsidaro savo namuose tarp keturių sienų ir mūsų tas tikslas būtų tiesiog įtraukiant į bendras veiklas senjorus ir studentus, didinti tiek studentų, tiek senjorų aktyvumą. Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai, bendraudami su vyresnėja karta, rinko istoriją apie tremties laikotarpio išgyvenimus. Aš noriu, kad jaunimas žinotų, nes mes išeisime ir nebeliks kam pasakoti. Vagonai buvo gyvuliniai, mažas toks langiukas grostuotas buvo, gamtiniam reikalam buvo skylutė grindyse. Ten, aišku, buvom tik moteris, kadangi buvom kalinės, o vyrais nemaišė mūsų. Buvo toks vienas taip gale naras. Labiau pradėjau vertinti, nes anksčiau galvojau, kad, čia tiesiog ištrėmė, buvo ir viskas, o dabar supratau, kokia iš tikrųjų yra istorija ir man tai pasidarė labiau įdomu ir labiau rūpi. Pakruojo rajono Balsių kaimo pradinės mokyklos, Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinės mokyklos bei Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenės pilietiškumą skatinti nusprendė per vietovės bei ten gyvenusių žymių žmonių pažinimą. Balsių moksleiviai projekto metu domėjosi etnokultūra ir savo jėgomis bei idėjomis bandė atgaivinti kaimo etnocentro sodybą. Idėja sutvarkyti ūkinį pastatą jau sklandė senokai, tik tai nebuvo tų jėgų, kurios imtųsi ir padarytų. Tai tuomet atsirado tas projektas Kuriame Respubliką ir tiesiog mes supratom, tai yra tai, ko mums reikia. Žaslių miestelio moksleiviai savo idėjomis sugalvojo atgaivinti miestelio istoriją. Tas dabar kaimas taip sunykęs, nieko nebėra, kas antras namas tuščias, visi miestuose ar tiesiog mirė, tie patys senoliai, nieko nebelikę ir nieks nebekalba apie tai, kaip buvo anksčiau. Iš pradžių, tai paprastai, kas turėjo fotoaparatus, tas fotografavo namus. Žaslių stotyje gyvena 5-6 vaikai iš projekto, tai pora iš jų fotografavo, o kita dalis rinko informaciją. Ar žinote, kas yra Jeronimas Ralys?
Jei ne, susipažinti su šio žmogaus istorija jums padės Jonavos gimnazistai, nusprendę garsinti pirmojo Homero kūrinių vertėjo vardą. Kai buvau pirmo kurso studentas ir mokiausi istoriją, vienas dėstytojas paklausė, tai kas yra pirmasis Homero kūrinių vertėjas. Daugiau kaip 100 studentų negalėjo atsakyti šitą klausimą, o kadangi buvau pirmakursis, toksai nedrąsus, nedrąsiai pakėliau ranką ir pasakiau, kad Jeronimas Ralis. Ir dėstytojas pasakė, turbūt esi jonavietis. Tai vienas iš mūsų, ko gero, mokyklos yra tikslu garsinti Ralio vardą. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazistai bei Visagino mokyklų moksleiviai pilietiškumą parodė gražindami savo miestų erdves. Projekto dalyviai įsitikinę, kad jų idėjos pradžiugins miestų gyventojus. Labai džiugu iš tiesų, kai išgirsti iš aplinkinių žmonių, tarkim, ar matėte, jog parke pastatyti paveikslai? Taip, matėm, nes iš tiesų tai patys dirbom, patys darėm ir ta idėja įgyventinta ir kai apie ją kalba kiti žmonės yra labai smagiai. Pirmiausia, aplinką smagu tvarkyti dėl savęs, kadangi pats gyvenu šiame mieste ir tikrai nenorėčiau matyti netvarkingų gatvių, parkų, miestų parkų. Visų antra, dėl kitų, kad galėčiau ir savo draugams iš kitų miestų parodyti, kur aš gyvenu. Na ir tiesiog yra daug maloniau gyventi aplinkoje, kuri yra švari ir tvarkinga. Puošti savo miestą nusprendė ir Visagino moksleiviai. Pasitarę su mokytojais bei savivaldybės darbuotojais, jie grafiti piešiniais išgražino miesto riedlenčių parką. Mes bandėm pirmiausiai mokyklos viduje pagalvoti, ką mes galim, nes gaunam finansavimą ir kur mes galim tai padėti, kad būtų nauda mokyklai. Aš bet patys matote, kokia jinai dabar negraži visa apipaišyta įvairiais žodžiais, ten viskuo. O tai vis dėlto stovi mieste, visi mato ir nemalonu, pavyzdžiui, žiūrėti tokią. Grafiti tai menas, kuris jau turi ne vieną dešimtį, skaičiuoja būtent pasaulyje, o tai yra tikrai meno kūriniai, kurie gali būti prieinami visuomeniai ir priimtini visuomeniai. Galvodami apie Kuriame Respubliką projekto temą, Utenos Vyturių progimnazijos, Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos bei Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos mokiniai diskutavo apie svarbias visuomenės socialinės problemas. Utenos Vyturių progimnazijos moksleiviai gamtą myli ne žodžiais, o darbais. Tai įrodydami jie ne tik taupo popierių, bet ir atsodino medžius aplink mokyklą. Esu Ramunė Sabaliauskienė, Utenos Vyturių progimnazijos anglų kalbos mokytoja. Vyturių progimnazijos projektukas naudoju popierių, sodinu medį. Pasirinkom šį projektą todėl, kad tai yra iš tikrųjų aktuali tema Utenai. Ne tik popierių suvartojimas, bet pagrindė medžių atsodinimas, medžių išvartimas, nes viesulai du prasisuko pro Uteną ir nuniokojo labai Utenos miestą. Taipogi nukentėjo ir mūsų mokyklos kiemas. Todėl mes sumastėme tokį projektą, kad taupysime popierių, rinksime makulatūrą, darysime akcijas, kad vaikai šitą popierių iš tikrųjų stengtųsi matyti, taupyti. Taipogi atsodinsime medžius aplink mokyklą. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos mokiniai taip pat neabejingi aplinkosaugos temai. Jie nutarė sutvarkyti mokyklos aplinką bei čia įkurti žaliasias klases. Esu Rūta Jackūnienė, dėstau mokykloje gamtą. Sugalvojame sutvarkyti savo mokyklos tokį kaip ir užmirštą kampelį, kadangi mūsų mokyklos teritorija yra didelė. Ir čia jau žiūrime, kad pradėjo kauptis šiukšlės ir su mokiniais nusprendėme jį pagražinti, pašvarinti ir įrengti čia žaliasias klases. Tai čia daugiausia čipsų pakeliai, limonado, buteliai energetinio gėrimo, va matote, sulčių. Čia daugiausia yra organiniai šiukšlės, čia lapai iš mokyklos pilami, bet jie atvežami su maišais, tai yra blogai. Anykščių mokiniai įsitikinę, jog viena didžiausių socialinių problemų mūsų visuomenėje – korupcija.
Kovodami su šia opia problema jie surengė plakatų konkursą Moksleiviai už skaidrumą ir įgyvendino pilietinę iniciatyvą Vokai laiškams, o ne pinigams. Visi žmonės nori, kad jiems būtų geriau, jie nori, kad tiesiog jiems būtų lengviau ir galbūt kartais pasirinkti tą blogą kelią, tokią kaip korupcija, tai jiems atrodo yra teisingiau, nors iš tikrųjų tai yra neteisinga, bet jiems tai yra geriau, tai man atrodo korupcija yra jau labai senai, jinai iš tikrųjų jau vyrauja ir ne tik Lietuvoje, aš manau ir kitose šalyse, galbūt tik vienur daugiau, o kitur mažiau.